Sveiki visi, 8 video, vėl 2 triukai, vienas atskleistas. Pirmą triuką aš vadinu monetos atsiradimas. Tai va, turiu 2 kortas. Vieną kortą, antrą kortą. Paimu 1, 2, 3. Moneta atsirado. Ir kaip aš padariau, labai lengva suprasti, žiūrint iš mano pusės. Paimu, parodau vieną kortą, parodau antrą kortą, uždedant viršaus ir 1, 2, 3. Ant 3 atleidžiu, moneta iškrenta. Antrą triuką aš vadinu raudona juoda. Tai štai. Paprašau žmogaus pasirinkti vieną skaičių nuo 1 iki 5. Sako 2. 1, 2, perkelti. Tada ant viršaus yra jūsų kortos. Ir dabar man reikia, kad jūs įsimintumėte tas kortas. Tai širdžių dama ir lapų arba vynų 10. Tai padedu tas kortas ant viršaus ir vėl padarau ir vėl klausiu jūsų. Prašau jūsų, pasakykit vieną skaičių nuo 1 iki 5. Sakot 4. 4 perkelti. 2, 3 ir paskutinį. Stop. 4. Ir dabar tiesiog visas kortas išdėlioju į 4 krūveles. Paimu pirmą krūvelę ir paimu trečią krūvelę. Jas kartu sumaišau. Paimu antrą krūvelę ir paimu ketvirtą krūvelę. Jas taip pat sumaišau. Ir dabar aš klausiu jūsų. Kurią man paimti krūvelę atverstą? Šitą ar šitą? Sakykime, jūs pasirenkat šitą. Tai aš ją paimu atverstą, o šitą paimu užverstą. Ir jas abi tiesiog sumaišau. Ir dabar smagioji dalis. Visos kortos raudonos. Visos raudonos išskyrus vieną, padėkim čia, visos raudonos. Jeigu apelsim, mes matysime visas juodas. Juodas, išskyrus vieną raudoną. Daugiau raudonų nėra. Tai štai toks triukas, jūsų kortos atsirado prieky. Jį atskleisiu kokiam gal 11-10 video. Tai viso ir laukit 9 video ir kitų triukų.